įmonę. Iš tiesų norėjau papasakoti apie tai, kaip mums sekėsi per tos daugiau negu 10 metų iš mažo mokymo centro su viena mokymo klase išaugti iki didelio, taip aš įsivaizduoju, ir stipraus mokymo centro su padaliniu Vilniuje, nes nuo pernai metų jau taip dirbam ir Vilniuje ir turime padalinį Vilniuje. Kauniečiai Vilniuje, patys suprantat kaip, bet manyčiau, mums tenai irgi sekasi. Ir kur yra tie pagrindiniai dalykai, tie pagrindiniai atramos taškai ir kur tas mūsų kūrybiškumas buvo, kad mes taip per tos 10 metų išaugom ir sustiprėjom. Pirmas turbūt dalykas buvo tai, kad mes rinkomės kokybę, kaip parduoti kokybiškus mokymus. Ir mums buvo labai svarbu, kad tai būtų tikrai geri mokymai, stiprus mokymai ir to IT srityje žmonės atėję pas mus pakeltų kvalifikaciją. Tai pirmiausia, turėjom surinkti gerą dėstytojų komandą. Tai turėjo būti kvalifikuoti dėstytojai. Ir tie dėstytojai pas mus dirbdami pastoviai tobulinosi, laikė įvairiausius testus, sertifikavosi būtent savo srityje. Ir tie sertifikuoti dėstytojai buvo turbūt pagrindas, nuo ko mes galėjome eiti toliau. O ten klasės, įranga, technika jau irgi labai svarbu, bet jau kitas žingsnelis. Visuomet mokome tik tai mažas kursantų grupės, kad dėstytojas spėtų visus pažiūrėti, apžiūrėti, visiems skirti dėmesio. Ir tos mažos grupelės vis tik tai irgi davė rezultatą. Kitas žingsnis – klausti kursantų, kaip jie jaučiasi, ko jie nori, ką jie galvoja ir ką jie siūlytų mums tolyn. Ir vienas iš kursantų siūlymų buvo labai puikus ir dabar mes sėkmingai turime labai tvirtą, didelį ir gerą padalinį Leidybos akademiją. Leidybos akademija tai yra padalinys mūsų centro, kuris moko maketuotojus bei tinklalapių kūrėjus. Tai yra labai specializuotas padalinys, jame yra įvairių labai programų, būtent skirtų maketavimui ir tinklalapių kūrimui. Ten yra ilgos programos, vieno semestro programos, bet tai atsirado dėka mūsų kursantų, kurie atėjo pas mus dar pačioj pradžioj ir būtent pasiūlė daryti tuos ilguosius kursus. Jie sakė, ką mes čia dabar mokomės? Vieną programą, kitą programą, trečią ir mes vis tie patys ateinam į skirtingus jūsų kursus. Tai jūs gal galite padaryti vieną ilgą dešrą, kur mes viską vieną išmoksim kartu. Tai išgirdom, kad reikia daryti tą dešrą ilgą ir tai įvyko ir dabar sėkmingai Leidybos akademijos semestriniai kursai vyksta tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ir abiejose miestuose iš karto. Anksčiau gal buvo viena mieste vienas semestras, kitam mieste kitas semestras, o dabar jau abiejose miestuose iš karto tiek kursai vyksta, tiek maketavimo, tiek tinklalapio. Tai labai svarbus, grįžtų prie savo teiginio, kad labai svarbu klausyti ir išgirsti, ką mūsų kursantai sako. Jau dabar tos skaidrės mane išpusiausino. Kitas didelis padalinys yra kompiuterijos akademija, moksleivių kompiuterijos akademija. Apie moksleivius turbūt labai pasakot nereikia, ten viskas turbūt aiškiau, paprasčiau. Moksleiviams reikia naujausių programų ir viską pateikti labai įdomiai ir labai atraktyviai. Tai dėstytojams iššūkis būna didesnis negu suaugusiems mokyti, nes moksleiviai žino ten tris kažkokius įdomius dalykus ir dėstytojas nežino labai blogai, dėstytojas tada turi 5 žinot, kad būtų susišnekėjimas. Ir moksleiviai, aišku, programos pastoviai turi atsinaujinti ir būti pačios naujausios ir pačios gudriausios, nes moksleiviai ateina labai gudrus. Ir praeitais metais pabandėm atgaivinti, kas labai senai buvo jaunųjų programuotojų vasaros stovyklos. Gal esat girdėję, gal esat patys mokėsi neakivaizdinių jaunųjų programuotojų mokykloje. Senai jinai veikia ir dabar jinai pratęsėm jos veiklą mūsų mokymo centre ir pernai buvo pirmoji stovykla, atgaivinta pirmoji jaunųjų programuotojų stovykla, labai sėkminga ir toj stovykloj pabandėme sujungti ne tik programavimą, bet ir
bendravimą ir asmenybės tobulinimo įgūdžius. Ten buvo tokie mokymai, komandiniai mokymai, savęs pažinimo mokymai, tai tas programavimas buvo su asmenybės ugdymu. Ir manyčiau, labai buvo sėkminga tos stovyklos patirtis, labai tikimės, kad mums pavyks tas stovyklas ir toliau tęsti ir sujungti tokius du skirtingus dalykus kaip programavimą bei bendravimą. Žinote, kad programuotojai labai bendrauja virtualiai, o čia moksleiviams parodėm, kad galima bendrauti akis į akį ir galbūt dar pasižiūrėti, kas yra gamtoje ir pažaisti futbolą. Labiausiai moksleiviams patiko tie žaidimai, kaip futbolas, frisbis ir panašus, kur yra komandos, laukia. Tai grįžtų prie mokymo paslaugų, tai dabar jau gavau skaidres ir panašu, kad didesnį dalį užpasakojau. Ir apie Leidybos akademiją, kompiuterijos akademiją dar yra dar du padaliniai, tai yra programavimo akademija, kur orientuojamės tik tai į programavimo mokymus ir IT specialistų mokymai, tai tiesiog konkrečių programų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Ir šiti kursai, aišku, labiau skirti galbūt darbuotojams, dirbantiems žmonėms, kurie nori persikvalifikuoti ir patobulinti žinias, IT žinias, kažkokiose konkrečiose programose. Narystė, turbūt irgi čia ta narystė labiau susijusi su konkrečiais padaliniais ir užsiemant leidybos mokymais mes sertifikavomės dėstytojai, įrodėm, kad mes mokam mokyti būtent Adobe programas ir tapome turbūt vienintelis Lietuvoje autorizuotas būtent Adobe programų mokymo centras. Tai irgi kaip įrodymas, kad mes teikiame kvalifikuotus ir kokybiškus šitos ryties mokymus. Čia toliau gal perskaitysite, aš nevardinsiu, noriu gal atkreipti dėmesį į tai, kad matydami situaciją Lietuvoje, kad IT srityje moksleiviai kažkaip sunkiai domisi tom IT technologijomis, mes nusprendėm daugiau dėmesio skirti mokytojam ir tapome akredituotų pedagogų švietimo centru ir siūlome kažkokias konkrečias programas būtent mokytojam ir informatikos mokytojam. Labai orientuotai informatikos mokytojus. Nepaliekam nuo šaly ir visų kitų dalykų ir kitų specialybių mokytojus. Ir bandome agituoti, kad visų dalykų mokytojai naudotų kompiuterių savo pamokose. Sekasi įvairiai. Įvairių yra požiūrių ir įvairių nuomonių. Ir pamiršau apie mokytojus. Testavimo centrai, kadangi, kaip sakiau, svarbu labai, kad dėstytojai būtų sertifikuoti, tai aišku, ir dėstytojai sertifikuojasi ir turim tokius testavimo centrus, kviečiame kitus atvykti pas mus testuojasi tiek programuotojai, tiek neprogramuotojai. Ir šiti mokymo centrai pas mus yra ir veikia. Gal turite klausimų, nes taip kažkaip pirmin atgal, be skaidrių su skaidrėm, persidėlėjo mintis kitaip. Turime klausimų, kas nors pranešėjai, kaip pradėti verslą. Vasaros stovyklos, ar yra finansuojamas kokiom lėšom, valstybės moksleivių? Ačiū labai už tokį gerą klausimą. Iš tiesų tai buvo mūsų pačių pastangos, mūsų pačių jėgos, mūsų pačių žmogiškasis indėlis. Labai džiaugiuosi, kad sutikau labai daug žmonių aplinkui, kurie savanoriškumo pagrindu
Atėjo, dirbo, mokė, atsivežė techniką ir tiesiog labai geri žmonės padėjo. Finansavimo nebuvo jokio, moksleiviai mokėjo patys už stovyklą, buvo nedideli pinigai, tiesiog jiems reikėjo susimokėti už gyvenimą ir maitinimą ir dar truputį, kad ten už klasės nuomą mes turėjome mokėti, nes stovykla buvo išvažiuojamai Alantos verslo ir technikos mokykloje, jinai savaitę laiko, tai vadinasi gyvenimas, maitinimas ir kompiuteriai, viskas ten pat vietoj ir finansavimo neturėjom be savo pačių noro ir darbo. Darbo įdėjom daug ir labai esu dėkinga toms įmonėms ir tiem žmonėm, kurie tiesiog atvažiavo ir dirbo.